Labadiena, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkam Raudondvario stadione ir Iškarskis 71 numeris Elingas Jonavičius. Čia geras perdavimas ir ataka baigėsi smūgiu. Ir ten siaučia kol kas atmosferos žaidėjai. Pavojinga situacija, smūgis, reaguoja vartininkas. Kamuolys. Junaitis, smūgis ir link tolimo virpso skriejo kamuolys Lukas. Ir geras perdavimas, na ar bus įvartis, kamuolys vartuose. 0-1, puikus išpuolis, po kurios Mažeikio atmosfera veržėsi į priekį. Žukovskis perėmė kamuolį. Rudžionis, Jonaitis. Kairė koja į baudos aikštelės vidurį ir geras perdavimas ir grasė vartams berods Nandas. Rudžionis prie baudos aikštelės, prieš jį keli gynėjai, smūgis ir Liutauras Juška vieta viduryje. Ir dar štai tokia ataka, galinti būti pavojinga baudos aikštelė, kamuolys, smūgis ir 2-0. 2-0 ir atmosfera smeigia labai skaudų, na, gal panašiose situacijose ir būtų skirtas baudinys, dabar to nėra, o čia vėl Mažeikių komandos ataka ir kamuolys vartuose. Kantasekį, 19 numeris į artimą į kampą, viršutinį kampą ir rezultatas tampa 3-0. Dešinėn, Julius. Apgaulingas judesys, smūgis ir vėl komanda gelbsti Lukas Kolendo. Dar viena ataka, pavojinga situacija, smūgis ir vėl Lukas Kolendo. Perspektyvi Hegelmino ataka, jungiasi ten komandos draugas, bet praranda turbūt tą momentą atiduot kamuolį. Tiesa, ataka tęsiasi ir viskas baigėsi kampiniu. Per pertrauką čia Pašilys, labai geras perdavimas, pavojinga situacija, smūgis į vartus, Liutauras Juška, dar vienas smūgis ir dar kartą Liutauras Juška. Aidė, teisėjo Artemos Palmano švilpukas skelbiantis susitikimo pabaigą, sveikinimai Mažeikių atmosferai, kuri labai solidžiai pradėjo šį čempionatą.